Nusipirkau naują mikrofoną. Nauji žaisliukai visada labai įkvepia. Bent jau mane. Ir tą progą galvoju pradėti naują savo video reportažų stiliuką. Kažkaip sukasi vis galvoj, nes aš pati su savim nuolat šnekuosi. Tarsi pati savo pasakoju, net kartais atrodo tas pasakojimas pabunda ir aš jo klausausi, nes tai dažnai būna vairuojant. Ir tada galvoju, būtų gerai buvę kam nors tai papasakot. Po to tai kaip debesis nuplaukia. Ir dabar tikiuosi, kad įvairiose tokiose pereinamose situacijose aš galėsiu daugiau dalintis. Pavyzdžiui, šiandien yra šeštadienis ir aš esu Klaipėdoj. Labai mažai kas žino, kaip iš tikrųjų atrodo mano darbo dienos. Nes dažniausiai atrodo, ką veikia menininkas, jisai savo dirbtuvėje kažką būrė. Bet šiuo atveju yra susivėlęs menininkas, kuris dirbo Klaipėdoje. Tai papasakosiu, ką dirbo. Ir šiandien aš bandau poilsiauti. Tas poilsiavimo momentas man yra labai įdomi tema. Manau, kad daugam tikriausiai taip juokingai švyti plaukai. Čia aš tokia, iš tikrųjų, tai kamera atrodo, kad čia salė, bet čia yra absoliučiai kišeninis butukas, kuriame labai patogus apsistoti, jeigu jame tik įlendi, pamiegi, pavalgai ir bėgi toliau. Ir šeštadienis pagavo mane Klaipėdoje, aš aišku, dar eisiu prie jūros, nes visai neblogas oras, bet visą dieną tikrai neisiu būti prie jūros, nes dar labai šalta. Ką dirbu, aš keliauju po Lietuvą. Keliauju po Lietuvą su savo kūrybos pamokom. Mokslo metų metu, tai reiškia nuo rudens iki pavasario, dažniausiai, kur aš atkeliauju, yra mokyklos. Ir į mokyklą atkeliauju visai dienai ir ten 4 arba 5 pamokas vedu vaikams. Ten yra įvairios sąlygos, įvairiai galima susitarti, bet esmė, kad aš ten atkeliauju su 2 dideliais lagaminais, viską išsipakuoju. Ir klasė pavirsta tokia studija. Galima sakyti, kad aš esu menininkas su tokiam portatyviniam dirbtuvėm atkeliauju ir nuo ryto pradedu. Aš kartais keliuosi 5 ryto tam, kad aš labai nemėgstu anksti keltis, tai man reikia kokią 1 valandų, kad aš prisiminčiau, kas aš ir kur aš. Todėl aš geriau atsikeliu anksčiau, kad taip biškį prisiminti. Ir tada jau būnu iš vakaro viską susidėliojus tam, kad ateiti į mokyklą. Ir 7 ryto aš stengiuosi jau būti mokykloje, kad per valandą išdėlioti savo tą gausybę priemonių ir pasiruošti savo pamokoms, nes man realiai beveik kaip mokytojai klasė po klasės ateina su pertraukėlėm ir mes ten kuriam visokius šedevriukus, galima sakyti, žaidžiam. Vėliau po tokio nuotykio aš jau būnu visiškai pavargus, grįžtu namo, tai tik pavalgau namo, tai tame mieste namo. Ar tai Tauragė, ar tai Šilutė, ar tai Šiauliai, ar tai Kaunas, visur man reikia namučių. Tai aš esu per Lietuvą jau labai neblogai susiradus tokius namučius, kur aš galiu įsikurti ir pailsėti. Ir labai retai būna tokios dienos, kad aš galėčiau taip atsisėsti ir galvot, tai ką veikiam. Aš paprastai suorganizuoju, ką man paveikti, ką pažiūrėti, kad nedaug dieve veltui laikas nepraeitų. Ir šiandien jau ne 1 kartą aš sakau, Sigutė, jokio čia dabar našumo, jokio produktyvumo, jokio atsakingo požiūrio į tekantį laiką, nes reikia ir pailsėti. Ir prastai, jeigu aš būčiau namie, aš gyvenu kaime, tai aš išeičiau į lauką arba užsimčiau kažkokią tai ruošą, kuri mane labai ramina.
ne bet kurį ruoša ramina. Bet aš turiu tokių visokių, tai buteliukų, tai nuo ko ką nukrapštyti, tai kokius popieriukus perinkti. Ir tai yra mano poilsio forma. Kažkokia tai sudaro iliuziją, kad tai yra naudą nešanti veikla, bet tai iš tiesų nėra. Kažką dėlioti, perdėlioti. Bet įsibėgėjus psichika, mano psichika yra labai kūrybiška, jinai visą laiką duoda kažką naujo, va, kaip ir šiandien nusipirkom mikrofoną, pabandom įrašyti, kad būtų įdomu čia. Tai aš žinoma tą savo vaikišką natūrą, žaidžiančią labai myliu ir tikrai su ją draugauju ir sakau gerai ir perkam ir įrašinėsim ir viską darom, nes tai pakelia iš tikrųjų energiją, tokia duoda džiaugsmo, bet fone aš turiu ir tą kitą asmenį tarsi ten viduj, prašau savęs, kad aš stebėčiau, kaip aš truputėlį ir bėgu, siekdama produktyvumo, aš bėgu nuo to nieko. Kas atsitiks dabar su manimi, jeigu bus nieko? Nieko nedarysiu, štai aš sėdžiu, neklausau muzikos, nežiūriu filmo, nežiūriu Facebooko, Instagramus, nesidomiu, nedarau. Kiek minučių aš galiu taip pasėdėti? 2. Jau taip pat tada sakau, einam įrašinėti šitą įdomų video. Bet tai yra tikrai įdomu, nes mes ant tokio batuto taip ir šokinėjam. Tai yra ir baimė nuobodžiauti. Ir nuobodulio baimė man labai yra tyrinėtina tema. Aš ją tyrinėju jau ne vienus metus ir tai yra mano paskaitose. Visiškas nurimimas, tai čia galėsim kada nors vasarop apie tai pašnekėti, bet ką daryti, jeigu iš tikrųjų va dabar, va kaip ir man, aš įsibėgėjus, aš labai daug dariau, aš labai daug padariau, aš vis dar verdu tose savo netgi jau praeityje likusiuose darbuose, kurie man ir pavyko, bet tuo pačiu, kas čia toliau, ką darom toliau. Toks nuostabus šeštadienis ir tu prie jūros, moterė, tai ir greičiau renkės, nes ne kiekvieną dieną jūs mane supratot. Aš galvoju, ne. Aš noriu išjausti tą nieko ir nenoriu įkristi į tokį pasyvumą. Ir todėl imsiuosi to, ką irgi turiu visą laiką, nes būna tiesiog lyjačių dievai ir nieko negali daryti ir tu turi pusdienį laisvą arba gal netgi vakarą laisvą, kai dar tikrai 7 vakaro neįsi miegoti. Tai aš tada einu prie stalo. Va, dabar galiu parodyti, kad čia prie to stalo ten jau yra sąsiuvinys. Tuo aš nusinešiu visą kamerą, jeigu neiškris man iš rankų. Na, viskas atrodo čia pavyko. Va. Ir prie šito stalo aš irgi turiu žaisliukų. Tokių visokių lėto laiko žaisliukų. Pavyzdžiui, radau pirkti spalvotų pieštukų, kurie paišo ant juodo popieriaus. Man tikrai nereikia jokio kūrinio ant juodo popieriaus. Ir todėl jie idealiai tinka. Nes vos tik tai aš mokantis piešti žmogus, pasiimsiu gerą priemonę ir gerą popieriaus lapą, įsijungs kitos sistemos. Jos sakys, tai kuriam dabar rimtą kūrinį. Dabar jau čia mes negalim bileko. Aš nuolat šitą turiu ir aš nuolat šitą sugebu sakyti. Man nesigaus nei viena karvytė, nei viena avytė, jeigu aš kapitališkai pradėsiu ją piešti. Aš žinau, kad yra vietų, kad mes visi ir susikaupiam, ir darom, ir tai yra tikrai rimta, ir norim nepadaryti klaidų. Ir aš tame labai dažnai irgi esu. Bet
norint į tą šaknį nueiti, į tą patį šaltinį, tokio, iš ten vat ir ateina visa ta energija kurti patį gyvenimą. Reikia išdrįsti truputuką pakvailiot, gal taip galima pasakyti. Ir tų kvailiojimo formų, man atrodo, yra ne viena. Mano bus su pieštukais, manau, kad ir šokyje, ir kažkokiuose tai judesio praktikose, ir pasivaikščiojimuose, iš ten pat kilę miško maudynės. Kada tu esi lyg ir susikaupęs, bet neįsitempęs. Pabandykit pagauti šitą būseną. Aš visai kvailio čia nežadu. Aš kažką mielo noriu daryti, kad man va čia būtų gera. Tai aš jau nupaišiau vieną rutuliuką. Niekam nereikalinga. Bet labai mylima. Ir dabar vėl paišysiu. Ir pamatysit, kaip man pradės strigti kalba. Pabandykit ir jūs ant atsitiktinės popieriaus skiautelės. Nors aš iš tikrųjų tai siūlau nusipirkti kokį nors bloknotėlį. Va čia 1 iš 100 mano bloknotėlių. Čia jo tik tai pati pradžia. Dabar pasakysit, kad čia nėra nieko nerimto. Čia jau labai gražūs piešiniai. Bet jie prasidėjo tik nuo kažkokio jovalėlio, nuo atsitiktinės linijos. Sakant, turiu dabar atsiprašyti, kad man gaunas geri piešiniai, bet jie nebūtinai visada geri. Čia kažkas buvo taip, tada taip. Tai yra neapgalvoti, nepasikomponuoti, niekam neskirti. Aš tiesiog paleidžiu ranką ir jinai čia kažką daro. Patinka, man nepatinka. Aš verčiu kitą puslapį ir nėra jokio tęstinumo. Aš galėsiu kažką rašyti, galėsiu kažką paišyti, galėsiu tiesiog brūkšniuoti, kažką įklijuoti. Čia galima tą popieriaus lapą sutepti, jeigu kažkokia tai per daug didelį įtampą. Toks tobulas baltas lapas arba toks tobulas juodas lapas, jūs tik pagalvokit. Man visada kelia šiurpą. Už manęs irgi konkurentas. Aš nebepastebiu šitų kabančių objektų. Po daugybės metų, kai aš jais nesinaudoju, kaip smagu paaiškėjo, kad šitie popieriaus lapeliai gali iškristi. Tai reiškia, aš galėsiu išplėšti šitą dalykėlį ir į savo šitą knygą įklijuoti. Ir va taip, neplanuotai, bemastant, netgi beklausant, kaip yra kambarį tylu, nesusvarbinant be plano. Ir aš manau, kad galvojat, kada nors susikurti aplinką, reikia susitarti, čia reikia rimtai suplanuoti. Matote žodis rimtai. Aš net norėčiau, kad žodžio reikia nebūtų mano. Čia dabar pradės viskas kristi iš tos dėželės. Va. Jeigu klijai, visada sakau, netepkit ant delno, bet dabar niekur nenoriu išeiti. Reiktų ant servetėlės pasidėti. Svarbiausia, turbūt spontaniškai, nieko daug neplanuojant, kodėl ir gerai tas sąsiuvinys, o ne kažkoks lapelis, ar turit, ar neturit, o gal staiga po ranka nėra rašiklio. Tai pati pradžia būtų šitos veiklos. Aš net dabar nepagalvojau, priklijavau, nepagalvojus, ar čia toje vietoje, ar ne toje vietoje aš jį priklijavau. Tiesiog klapt pridėjau. Toksai atsitiktinumas. Jis irgi duoda ženklą, kad aš nesusvarbinčiau, nepradėčiau čia jau kurti šedevrą, kurį po to ten paveiksluosim ir dar ten kažką darysim. Ne. Ir tiesiog jau nutraukta tyla mane po truputėlį gramzdina į šitą popieriaus lapą. Ir aš kurį laiką braukysiu ten linijom, kažką tai tokio mąstysiu, žiūrėsiu. Išbūti lengviau, žinoma, jūs
pradžioj reikia priprasti. Aš dabar jau nieko nejungiu. Nei audio knygos, nei muzikos, nei su kuo nors šneku. Bet pradžioj, kad priprasti būti. Nes čia vis ta pati praktika. Nurimti, išbūti niekame, išbūti veikloje, kuri yra lyg ir įtraukianti, bet jinai neįpareigoja siekti rezultato. Neįpareigoja vėliau prezentuoti kūrinio, pasakyti, kad aš ne veltui praleidau laiką, žiūrėk. Ir toks laikas irgi labai reikalingas, nes tuo metu psichika gali tiesiog sulėtėti. O kai jinai sulėtėja, vyksta labai daug svarbių dalykų organizme. Mumyse viskas atsigauna, tai yra kaip atėjus šiluma ir drėgmė, nes dingsta tas pavojaus jausmas, kad kažko nespėsiu. Neduok Dieve, kam nors nepaskambinsiu, ką nors pamiršiu. Leisti savo, tada fiksuotą laiką, nors porą valandų, kaip aš su savimi susitariu, porą valandų, atjungtas telefonas ir savo pabūnam. Ir aš tą veikiu su savim nuolat, kad neužsigreitinti iki tiek, kad po to pamiršti, kodėl gyveni. Tai čia toks pirmas mano blynas iš mano kasdienybės. Aš dar sugrįšiu, tikiuosi, nenupūs vėjas. Ačiū, kad žiūri.